Sveiki tūkstantis elektriniečių. Senai bendravom tokiu formatu. Geros naujienos. Mano šeima laimėjo teismą prieš Elektrėnų policijos pareigūną, kuris užsipuolė mano dukrą ir surašė neteisėtus dalykus. Jūsgi žinot, kad aš jau viešinau 3:30 dienos metu prie mano dukros tiek pristojo tas pareigūnas ir vienu žodžiu surašė protokolą, kad jie atsisakė tikrintis dėl apsvaigimo. Ką teismas įrodė, kad yra melas ir netiesa, nepilnametis vaikas, ko reikėjo ir tikėtis. Betgi šita istorija taip nesibaigė. Tas pareigūnas persiuntė visą medžiagą į Elektrėnų savivaldybę. Meras tam surašytą policininko, kaip dabar aišku, jau neteisėtą ir šmeižikišką informaciją įkėlė į internetą. Socialinius tinklus. Jūs žinot, su kokiu tikslu jis tą padarė. Aišku, ačiū nariui, kuris atsiuntė tą informaciją, meras supratęs, ką padarė, po kiek laiko ištrynė, bet jau viskas perduota Trakų policijai ir prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Meras be to galvos skausmo turėjimo, kokį jis ten statusą turi toj byloje. Aš dar nežinau, bet greitų laikų mes sužinosim ir paviešinsim. Jisai dabar turės galvos skausmą, ką jisai paviešino, kad tai yra melas, yra šmeižtas ir yra teismo sprendimas. Tai dabar aš kreipiuosi tiek į policininką, kadangi byla tapo vieša, tiek į merą, tiek į jo sugyventinę Editą, kuri rašinėjo komentarus šmeižikiškus apie mano dukrą. Atsiprašykit viešai mano dukros ir mano šeimos ir aš to nereikalausiu teismo keliu. Jeigu to nepadarysit, aš kreipsiuosi į teismą ir jūs galite pasikonsultuoti su savo teisininkais, teks dar apmokėti ir teismo išlaidas. O moralė ir pamoka yra tokia, suprantat, pergalė yra čia tie, kad tai kainavo juk laiko, tai kainavo pastangų, nervų, pinigų, suprantat. Bet gėris, jis be jėgos, be sprendimų teisės, jis yra tik tai graži pakuotė. Kas būtų gėris, geri norai be 1000 elektriniečių, kur mes viešinam ir turim įtakos sprendimus. Tai yra jėgos simbolis, gėris, jėga ir sprendimo. Teisė yra pats geriausias įrankis. Mes turime viešinti, mes turime jėgą, mes esam nusiteikę savo miestą prižiūrėti, valdyti kitaip. Mums dabar reikia tik sprendimo teisės. Nes žiūrėkit, kaip dabar gavosi. Blogis išviešino apie mano dukrą, ėmėsi neteisėtų veiksmų. Suprantat, o yra žmonių, kiek patikėjo visų šitų. Kiek žmonių visų šitų patikėjo. Kas sakė, kad yra lengva? Taip, kenčia mano šeima, kenčia ir mano ir reputacija, nes vaikšto, mane šmeižia, dalis žmonių patiki. Aš visada sakau žmonėm, laikas parodys. Aišku, laikas jis bėga, jis parodo, bet vadovaukitės savo galvą, vadovaukitės protu, kad jeigu blogis vaikšto ir šmeižia, bet nerašo apie tai viešai, įsivaizduojat, jiegi tai nerašo daugumą viešai, reiškia bijo, kad atsidurs teisme, nes ne vienas iš jų jau buvo teisme, ir yra teisme, ir greitai bus tie sprendimai, greitai sulauksime, nes mes apie tai jau kalbėjom ir viešinom. Ir paviešinsim galutinius rezultatus. Tai ką, gėris triumfavo, mano dukros reputacija apginta, o tie, kurie visą surengė šitą šmeižikišką kompaniją, jų bėdos dar tik tai prasidėjo. Tai žmonės, turėkite galvą, mąstykite. Nes šmeižiami yra tie, kurie nori kažką pakeisti, nori padaryti gero mūsų miestui, valdymą kitokį įvesti, o priešinasi tie, kuriems šis liūnas, šita pelkė yra miela, priimtina ir sava. Ačiū, gražios visiems darbingos savaitės. Iki.